Pasižiūrėkime, kas geresnio Osakoje vykstančioje Expo 25 parodoje ir kaip joje atrodo mūsų lietuvėliai. Japonus sužavi pirmiausia mūsų paviljono išskirtinumas. Man labai pasisekė, nes aš sutikau mūsų paviljono komisarę Liną Antanavičienę. Sveiki! Tai jūs atėjote į Lietuvos ir Latvijos bendrą paviljoną. Mūsų visas šitas paviljonas turi du tokius skirtinius dalykus. Pirmoji yra vadinamas herbariumas. Tai yra 300 skirtingų augalų, kurie auga Baltijos šalyse. Baravykas lietuviškai, baravyka latviškai. Grybas. Grybas, taip. Kodėl grybas? Spėkite. Mes mėgstam grybą pjauti Lietuvoje, pavyzdžiui. Ne, mes labiau mėgstame Lietuvoje grybauti, o ne grybą pjauti. Mes kviečiam parodos lankytojus pasodinti medį. Pasirenka eglaitė, arba birželis, arba pušis. Taip. Dabar Lietuvoje bus pasodintos tavo dvi eglutės, du birželiai, o pas latvius bus tavo pasodintos dvi pušaitės. Kore onan desu ka? Neko? Kas čia per žalia siena? Ir kodėl jinai šlapia? Siena simbolizuoja žalius Baltijos miškus, simbolizuoja žalią planetą, kurioje mes gyvenam. Ir ant jos galima piešti. Ir jeigu jūs dabar atsisėsit va čia ir žiūrėsit į savo paliktą ženklą ant sienos, už 3 minučių jis pranyks. Ir kitas atėjęs žmogus galės piešti ant švarios sienos. Tai mintis tai yra, kad mes kaip žmonės, kaip žmonija, gyvenantys šioje planetoje, turime elgtis labai atsakingai. Nu va, toks, sakyčiau, šviežias gūsis. Nes labai daug paviljonų yra labai technologiški, visokiausiam vizualizacijom, ekranais, projektoriais. O čia pas mus daug šviesos, erdvės. O paviljono viduryje yra speciali renginių erdvė, kur vyksta įvairiausi pristatymai, edukacijos užsiėmimai. Bendras Lietuvos ir Latvijos paviljonas Osakos 25 Expo parodoje atrodo tikrai labai šviežiai ir, sakyčiau, išskirtinai. Labai gaivų ir malonų įspūdį daro Gabrielės Januškevičiūtės dizaininti drabužiai. Mums labai pasisekė, nes mes gavome tiek kelnes, tiek sijoną, tiek šortus, marškinius, marškinėlius bei švarkelius. Tad priklausomai nuo to, kokia yra lauke temperatūra, ką norime dėvėtis.